Šioje institucijoje ES parlamente Strasbūre sprendžiami svarbiausi klausimai visoms ES šalims. Apie genetiškai modifikuotus organizmus diskutuoti pradėta tik prieš 12 metų. Plenarinėje sesijoje Strasbūre vyko balsavimas dėl pranešimo valstybių narių galimybė apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuotų organizmų kultivavimą jų teritorijoje, kuriuo buvo nustatytas preliminarus sąrašas priežasčių, dėl kurių ES valstybės, taip pat ir Lietuva, galės atsisakyti leisti auginti genetiškai modifikuotus organizmus. ES yra vienintelis regionas pasaulyje, kur įvestos griežčiausios genetiškai modifikuotų organizmų vartojimo taisyklės. Kiti kontinentai, ypač Amerika, jie liberalesni tuo atžvilgiu. Yra argumentų labai stiprių ir už, ir prieš. Svarbiausiai, kad žmogus galėtų pasirinkti. Svarbiausia, kad jis tikrai žinotų, ar tai tas maistas pagamintas naudojant GMO ar ne. Europos parlamentas siūlo ir dar bus priimtas sprendimas antrų skaitimų, paskui bus derinama su taryba, kad kiekviena šalis galėtų apsispręsti, ar auginti genetiškai modifikuotus produktus, augalus ar ne. Yra kol kas 3 grupės šalių. Kai kurios šalis, kaip Jungtinė karalystė, pasisako labai už, kad reiktų plėsti. Ispanija, taip pat kitos šalis, Rumunija. Kai kurios valstybės kategoriškai prieš, tai Vengrija, Kipras, Graikija, 3 Baltijos valstybės irgi prieš. Na, o didelė grupė yra tų, kurie nei taip, nei ne. Tai dabar siūloma, kad kiekviena valstybė galėtų apsispręsti. Ir be abejo svarbu, kad jeigu, tarkim, Lenkija apsispręs, o ten yra jau auginami genetiškai modifikuoti augalai, kad tai neužkrėstų Lietuvą, kad tai nepereitų Lietuvą kažkaip tai per tas visas sėklas. Žodžiu, kad būtų ne ES mastu reguliuojama, bet kad kiekviena šalis atsižvelgdama į gyventojų nuomonę, į mokslininkų išvadas, galėtų uždrausti arba leisti kultivuoti genetiškai modifikuotus organizmus. Plenarinėje sesijoje svarstytame dokumente taip pat raginama moksliškai ištirti ilgalaikį genetiškai modifikuotų organizmų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. GMO nėra iš tų pačių svarbiausių, pačių tokių esminių klausimų, kur viena šalis gali apversti vežimą, kur viena šalis gali sustabdyti priėmimą. Ne, dėl GMO bus balsuojama kvalifikuotos daugumos būdu ir tarkim, jeigu parlamentas antrų skaitimų pritars tam pasiūlymui, kad kiekviena šalis apsisprendžia, dar bus balsuojama Europos taryboje, kur atstovaujamos 27 šalis ir reikia, kad 10 šalių balsuotų prieš tam, kad nebūtų priimtas sprendimas. 10 šalių. Na, su atitinkamu skaičiumi gyventojų, ten yra sudėtingi skaičiavimai. Taigi, galimas dalykas, kad nebus susitarta ir galimas dalykas, kad bus palikta dabartinė tvarka, kur iš esmės paliekama reguliuoti Europos komisijai. Kai šalis nesusitarė, tada Europos komisija reguliuoja, bet Europos komisija nenori to daryti. Jie nori, čia sako tikrai labai painus, sudėtingas klausimas, vienoje valstybėje daugiau pasisako prieš GMO, kitur apylygiai, taip toliau, kiekviena valstybė gali spręsti savarankiškai. Na, o dėl to, kad nesusitarė, kaip tik toks savarankiškas sprendimas tampa neįmanomas. Kornelija Petravičienė iš Europos parlamento Strasbūre.